To aš pasakysiu. To aš pasakysiu. To aš pasakysiu. Galima mes iš pradžių išgersim, paskui pasakysim. Nu tai kas yra mada, papasakok. Vertina dizaineris, katrie yra iš Lietuvos publikos, vertinančios. Labai. Jie yra paprasčiausiai ne tam lygiai kažkur skirti, bet, nu matai, Europos pasaulio to standarto, Europos, pasaulio ne, bet Europos, aš turiu Europos. Jo. Lietuvių dizaineriai labai konkretus, labai net konkretus. Bet mes į tą rinką nelabai galime lygti, nes geri pinigai sukasi kažkur. Jie turi savo pasaulį. Savo pasaulį turi ir nėra nei blogi, nei geriečiai, nei blogiečiai, bet žmogus turi savo pasaulį. Nu, kaip jums išaiškinti? Nu, gerą, savai turi savo, kaip čia paaiškinti, techniką. Nu, savo varą, nu, jis savo. Turi kažką tai savo. Ir viskas, ir niekada nereikia pykti ant tokių žmonių. Kitiem nepatinka. Jeigu tau nepatinka, nueik į šoną. Jeigu tau nepatinka. Patinka, prašau, pabendrauk. O aš pabendrauju visą laiką. Ne, palauk, tu ne taip supratai. Čia, žinok, mada yra, čia, žinok. Mada, žinai, Ne, nu bet ten iš serijos. Išsireiškėsi parduotuvėje. Mada. Klausykis. Versace, gerai. Tada. Ir mane, viskas. Versace, aš daugiau vertinu Versace. Lietuvos mados, kas nebuvo ir nebus. Yra, nesvarbu, kad tas... Taip, čia mada. Palauk, jis klausė apie madą. Nu, tai aš klausiu. Žmogus, jis klausė apie madą. Apie madą klausiu. O, ačiū. Jis nerūko, bet tiek to man duos. Iš kokios... Gal dizaineris. Gal dizaineris žmogus. Čia nieko nepadarysi. Čia yra... Nes tokios... Iš kur tu gausi panelį? Ten dalėsim gražiai. Ten tas. Iš kur tu gausi? Tokio, kad apdėtų jam apdarą drabužių. Iš kur? Iš kur? Sodų gatvė. Atskaičiu, sodų gatvė nereikia. Čia yra visai kas kito. Galiu pasakyti dar vieną dalyką. Namų statymas vis tiek iš to. Bet. Pasaulis kalba visai kitaip. Europa ypač. Kalba kitaip. Merginos, supranti, mano ten. Galiu apie savo džinsus pareklamuoti. Aš nusipirkau 420 litų mokėjau, Armani. O 420 mokėjau, rimtai, va. Nemeluoju. Aš nemeluoju. Pats sumokėjau tokius pinigėlius. Aišku, pirkau ne Vilniuje, ne Kaune, kaip Kauną myliu labai, bet nemyliu nieko, bet Palangą myliu. Ir ten nupirkau. Šaunu yra viskas, reikia viską gerti, kiekvienas žmogaus daiktą reikia gerti. Aišku, jie įsisavino tą dalyką, man Versace ten, o geriausia firma žinau, kokia yra. Kokia? Hugo Boss, vokiečių. Aha. Hugo Boss. O kodėl jie geriausi? Dėl to, kad jie siuvo deformas. Nu, vokiečiam. Nu, pats vokietis yra, Hugo Boss, viską. Siuvo formas, nu, žinai, nu, vokietis atėjo kaip.
Deutschen Soldaten, Deutschen Offizier. O man vat einu žmogus. Ten nusidažęs, ten plaukai, ten auskarai ten tas. Aš čia gerbiu kaip kažkokį faną, gal kažką, bet. O kitiem, žinokit, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Visi geri žmonės. Tik reikia kiekvienas kitą suprasti. Reikia gyventi santariai, draugiškai. Koks tas skirtumas, toks, ar kažkoks kitoks. Reikia viską draugiškai. Pankai, kokie čia pankai, apie kokius čia pankus kalbėjo. Nėra jokių pankų. Nėra jokių žmogus, koks tas skirtumas. Ar jis plikas, ar jis ryžas, ar jisai koks berazūmis. Reikia